Sveiki, brangus draugai. Tai šiandieną pradedame mūsų trumpus įvadus į lekcijų Divina maldą. Ir Evangelija, kurią norėčiau pasiūlyti, tai išties ir ta Evangelija, kurios byloja apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Tai Jono Evangelija, 20 skyrius, nuo 11 iki 18 eilutės. Ir labai kvieščiau ją atsiversti, turėti ir su ją kartu melstis po šio video. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nežinojo, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterie, ko verki, ko ieškai? Jinai, manydama, jog tai sodininkas, atsakė: viešpatie, jei jį išnešei, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija. Jie atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: rabuni. Tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą, verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą. Marija Magdalena nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Taigi ši Evangelija iš tikrųjų taip pat, galima sakyti, yra kontekstas ir 20 Jono Evangelijos skyriaus, kuriame taip pat susitinka Petras ir Jonas prie tuščio kapo, kur atbėga, ir susitinka su ta tuštuma, ir kartu Jonas pamato ir įtiki, iš karto įtiki. Taigi toks yra kontekstas ir išties Velykų švenčių etapas ir mums parodomas šis etapas kaip antrasis etapas, tikėjimo prisikėlusiojo įgilinimas per asmeninę Marijos Magdalietės patirtis nuo regimų Jėzaus buvimo ženklų pereinama prie jo gyvo buvimo. Taigi ir ši Evangelija, galima sakyti, turi du tokius pagrindinius etapus. Tai angelo pasveikinimas, angelo pasirodymas nuo 11 iki 13 eilutės, ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Ir kitas momentas, kuris vyksta šioje Evangelijoje, tai Jėzaus pasirodymas moteriai nuo 14 iki 18 eilutės. Taigi ir čia parodoma, kad Marija turi būti išlaisvinama iš per daug tokio perdėm didelio prisirišimo prie Jėzaus kaip žemiško Jėzaus patirties. Ir šio žemiško regėjimo įveikimas iš tikrųjų leidžia jai kaip mokiniai susitikti su viešpačiu. Ir Marija įtiki iš tikrųjų taip pat ir per angelus, kurie paklausia kaip pašnekovai, ko verki. Tokie kaip pažadintojai jos sielos būties. Bet išties tik Jėzus tada, kada pašaukia ją vardu, vardas, suteikimo vardas, vardo pažinimas, tai yra asmens pažinimas, tai yra santykis su juo, tai prasideda joje naujas gyvenimas. Tik tuomet, kada į ją kreipiamasi vardu ir kada į ją kreipiasi prisikėlusysis. Taigi ir Marija atpažįsta jį kaip mokytoją. Ir čia jinai yra pakviečiama iš tikrųjų būti jo prisikėlusiojo liudytoja. Ir kaip ir byloja 18 eilutė, nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai pasakęs. Taigi Jėzaus susitikimas su Marija Magdaliete
Ir Magdalietės skelbimas savo broliams, ar ne, taigi iš tikrųjų ją įamžina kaip visų laikų moterį, apaštalę, nes Viešpats yra gyvas ir tai yra didžiulė žinia visų laikų mokiniams ir mums, kiekvienam iš mūsų tikėjimo kelioniai. Tai iš tikrųjų mūsų pastangos išties pažinti Viešpatį gali būti bergždžios be atsiliepimo į tą užkalbinimą, ko verki, kas tavo kančios priežastis, kas tavo tamsos priežastis. Taigi susitikimo vieta ir yra ten, nebėgant nuo jos, bet atsigręžiant į ją. Ir Marija atsigręžusi tai, ne tik tuomet, kada ją kreipėsi vardu, jinai atpažįsta kaip sodininką. Taigi šventoji dvasia yra ta, kuri taip pat žadina mūsų sielas, kuri užvaldo mus, trokšti Dievo, jo ieškoti, bėgti pas jį, ar ne, nuolat. Taigi mums peršasi išvada, kad tas, kuris atsiverčia Dievo dvasiai, iš tikrųjų yra kviečiamas skelbti Evangeliją. Tas, kuris atsigręžia į santykį, į susitikimą, kuris leidžia savo išgirsti Viešpaties kreipinį į jį patį, išties yra pažadinamas naujam gyvenimui, naujam atpažinimui. Ir netgi galima sakyti, kad suteikiama per tai ir misija. Taigi leiskimės būti užkalbinami šios Evangelijos, ar ne? Ir galbūt aš galiu kartoti kartu su mokiniais, ar ne, šiuos žodžius, kurie yra taip pat apaštalų darbuose, antrame skyriuje, kuriuos norėčiau pakartoti. Tai antras skyrius, 37 eilutė, tie žodžiai verte vėrė jiems širdį ir jie ėmė klausinėti apie Petrą bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai. Ne, Petras jiems atsakė, atsiverskite. Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį. Taigi linkiu jums, kad Viešpaties žodis verte verto jums širdį. Palaimintos lekcija divina, palaiminto maldos laiko. Sudie.